Sveikos visos, šiandieną aš jums pristatysiu, kaip pasidaryti štai tokį makiažą. Šis makiažas nėra sudėtingas, todėl pavyks atlikti kiekvienai. Taip pat šį makiažą galima vadinti klasikiniu dėl raudonų lūpų. Taigi, pradėkim. Taigi, pačioje pradžioje veidą patepu L'Oreal Nutrigold aliejuku, kad veidas neatrodytų išsausėjęs ir atrodytų gyvesnis. Toliau naudoju Inglot makiažo bazę, taip pat Beauty Blender. Šią bazę padengiu visą veidą, taip pat nepamirštu ausų, kaktos ir kaklo. Toliau naudoju Inglot AMC kreminę pudrą. Ją padengiu visą veidą, taip pat nepamirštu kaklo, akių ir kaktos zonos, kad visas makiažo pagrindas pasidengtų tolygiai. Toliau kontūravimas. Kontūravimui naudoju Maybelline New York kontūravimo pieštuką antrą numerį ir tamsiąją kontūravimo pieštuko spalva kontūruoju skruostikaulius, smilkinius bei kaktą. Toliau kontūrui paskirstyti naudoju Hakuro H50S šepetėlį. Būtent kontūro linija ties skruostikauliu, tiesiog sukamaisiais judesiais pasklaidau po skruostą. Taip pat virš kaktos, taip pat sukamaisiais judesiais ją paskirstau. Veido iššviestinimu taip pat naudoju Maybelline New York kontūravimo pieštuką, jo šviesiąja dalimi. Iššviesinu T-zoną, taip pat ir smakrą. Nosį pasiaurinu nubrėždama dvi lygiagrečias linijas jos kraštuose ir iššviesinu nosies viduriu. Vėliau viską paskirstau tuo pačiu Hakuro šepetėliu, kad neliktų ryškių linijų ant veido. O nosies kontūrą paskirstau šiek tiek mažesniu Ubu makiažo šepetėliu. Dar didesniam iššviesinimui naudoju Maybelline New York Fit Me 10 numerio maskuoklį. Juo iššviesinu paakius, taip pat T-zoną. Makiažo fiksacijai naudoju Inglot sausą matizuojančią pudrą. Ją dengiu su Royal Duo Fiber šepetėliu. Ją padengiu kruopščiai visą veidą ir ją naudoju tik po to, kai panaudoju visus kreminius produktus makiaže. Kontūravimui paryškinti naudoju Make Up Forever sausą kontūravimo paletę ir Royal Powder šepetėlį. Juo kontūruoju skruostikaulius, kaktą bei smakrą. Naudoju Douglas skaistalų paletę ir sukamaisiais judesiais paryškinu skruostus. Kad būtų lengviau surasti, kur ryškinti skruostus, tiesiog nusišypsau. Naudoju paprastas šukeles ir jomis sušukuoju antakį. Toliau naudoju Milani 3 numerio antakių dažus, taip pat kirstą Inglot šepetėlį. Svarbiausia, susiformuoju antakio formą bei ją šiek tiek paryškinu. Vėliau naudodama Essence antakių šešėlius, svarbiausia paryškinu antakio uodegėlį, šiek tiek jį pastorinu ir patamsinu. Galiausiai antakį šukuoju, kad antakis įgautų taisyklingą formą ir nebūtų per ryškus. Kaip akių šešėlių pagrindą naudoju MAC Pro kamufliažą. Šią priemonę dengiu visą voką. Kad akių šešėliai nesisluoksniuotų, šį kamufliažą taip pat padengiu Inglot matizuojančią pudrą. Pirmiausia naudoju Max Factor kreminius blizgius šešėlius. Plačiu šepetėliu padengiu kreminius šešėlius ant viso voko, taip pat naudodama pirštų pagalbą juos paskirstau. Toliau naudoju Inglot AMC birių šešėlius ir jais padengiu visą voką. Toliau naudoju 125 numerį Inglot šešėlius.
taip pat Royal purų šepetėlį. Šviesiausia spalva paryškinu voko raukšlę. Šiek tiek mažesniu imu tamsesnę spalvą ir pagilinu voko raukšlę. Ir galiausiai su didesniu ir paresniu šepetėliu ją tiesiog išsklaidau. Dar naudoju tamsesnę spalvą ir dedu spalvą į kamputį. Galiausiai ją išskaidau su didesniu šepetėliu. Toliau naudoju Sleek Makeup šešėlių paletę ir naudoju rausvus blizgančius atspalvius. Vėl imu mažą šepetėlį, šviesesnę rudą spalvą ir paryškinu akies apačią. Pavedimui naudoju L'Oreal Superliner Perfect Slim su labai patogiu šepetėliu. Brėžiant linerio liniją, labai svarbu, kad linerio galas žiūrėtų į antakio galiuką. Taip išvengsime liūdno žvilgsnio efekto. Blakstienus naudoju Inglot blakstienų tušą. Nors blakstienų tušas nėra mano mėgstamiausia makiažo priemonė, tačiau pasitelkus būtent šį blakstienų tušą galiu jas prailginti, taip pat ir šiek tiek užriesti. Taip pat naudoju Elegance dirbtines blakstienas, kurios padaro mano žvilgsnį daugiau kerinčių ir ryškesnių. Blakstienos priklijuoti naudoju nedidelį kiekį klijų ir šiek tiek luktelių. Kaip highlighterį naudoju Maybelline New York Master Strobing Sticką. Juo lengvai patepu virš skruostikaulių, ties nosies kampučiu ir viduriu. Lengvais pirštų paspaudimais tiesiog jį paskirstau po veidą. Naudodama nedidelį šepetėlį, highlighterį patepu po antakiais ir virš lūpos. Ir keliaujame prie lūpų. Esencija raudonų lūpų pieštuku paryškinu lūpų kontūrą. Kad išgaučiau lūpų ombre efektą, naudoju Catrice ir MAC raudonų atspalvių lūpdažius. Pirmiausia, visas lūpas padengiu Catrice raudonų lūpdažiu. Vėliau, kad išgaučiau tą ombre efektą, naudoju MAC šiek tiek tamsesnę raudono atspalvio lūpdažį ir padengiu jo lūpų kampučius. Toliau naudoju Revolution Pro Fix fiksatorių ir juo apipurškiu visą veidą. Na štai ir baigta. Kaip ir matėte šiame video, iš tiesų makiažas nėra labai sudėtingas, o klasika visą laiką išliks klasika. Taigi šią klasiką pasipuošiu ir aš šventėms. Taigi linkiu jums daug sniego, daug dovanų ir linksmų artėjančių švenčių. Iki!